Su jumis Roškrogas ir vėl aš Norbė. Vis dėlto apgavau ne tik jūs, bet ir save, kad žiemai nesiruošim. Tačiau oras šaltėja ir būtinai reikia išsirinkti kažkokį automobilį. Šalia manęs yra keli variantai. Einam pažiūrėti, kas po kapotais. Taigi mes prie automobilių ir turime 5 variantus. Prie ančiuko neisim, nes jį pasaugosim sezonui. O pirmas variantas štai čia. Pagal intercoolerį galiu spręsti, kad tai bus tikrai turbavas variklis. Žiūrime, kas po kapotu. Taip, tai plyta M50B25. Matau, turbina bus Holset HX35. Iš to sprendžiant, čia turėtų būti apie 350 arklio. Gal mažiau, bet virš 300. Manau, žiemai truputį per daug. Einam toliau. Kasgi čia žalias gražus sedanas. Žiūrim, kas po kapotu. Taip, 325 vėl tas pats, M50B25. Gražus paprastas tokas, bet ančiukė irgi buvo tas pats variklis. Nežinau, nebus labai įdomu važiuoti ir išbandinėti tą pačią mašiną. Ir taip, jau čia matau iš lipduko, čia kažkas bus. Gražus sedanas ir taip, po kapotu, taip, kapotas nesilaiko, aišku. Ir M40, tai pats seniausias, pats pirmas 1.8 variklis ėjęs į kregždę, tiesioginės dujos, puiku tiesiog, nežinau kiek šitų arklių, 100, turbūt nėra 100. Pamatuosim ant stendo, bet važiuojam išbandyti šitą automobilį. Prie sekančio net nėra tolko eiti. Ramiai apsukau kelis ratus su šia kregždė, viskas labai patiko, kaip ir patys girdėjote, reduktorius jau užvirintas, čia jau Ignas prikišo savo kempą, ratų išsukimas didelis, rankinis taip pat veikia, taigi šie 3 dalykai yra patys svarbiausi žiemai, tai užvirintas reduktorius, ratų išsukimas ir veikiantis rankinis. Taigi galima važiuoti ir išbandyti šitą automobilį, aš lėkiu su savo kregždė, neišduodu BMW, o Ignas su savo Sierra, nors pala, Sierros nebėra, tai ką jis dabar pasiėmė šiai žiemai. Aš esu Ignas ir naujam Roškrogų sezonui pasiėmiau Omega A. Automobilis yra 1.8 litro variklių, turinčių 85 kW, turi elektroninį purškimą, kuris kūrėsi važiuoja tikrai gerai, yra tvarkingas, nupirktas iš senelio, kuris žiemom nevažinėjo. Linkėjimai tau. Manau, bus galima jį puikiai eksploatuoti šią žiemą. Matosi, senelis jį tikrai puikiai prižiūrėjo, įdėjo naują akumuliatorių prieš pat parduodamas. Buvo kelias dalis, kurias reikėjo pakeisti, bet rezime viskas gerai yra su šiuo automobiliu. Į darbus jau buvau kybęs, tai užvirintas reduktorius, padidintas ratų išsisukimas ir šiek tiek pažeminta važiuoklė. Kadangi kybome į darbus, tai dabar važiuojam šert. Į vakarą oras tikrai rudeniškėja, lyja, visur šlapia, pats tas išbandyti low powerį. Dėjęs su Ignu susisiekti neišėjo, bet kiek girdėjau, jis važiuos vakare su Mindaugu į miestą, o aš nieko nelaukiu ir lėkiu dabar. Tačiau prieš važiuodamas noriu dar prisipūsti padangas. Priekyje paliksiu 2,2 baro, o gale truputį daugiau, kad lengviau sukti ratus, tai 2,6 baro. Pučiam ir lekiam. Už manęs matote savanorių žiedą, tai turbūt pats naujausias ir pats kokybiškiausias žiedas. Naujas asfaltas, jokių duobių, tai labai geri pliusai važiuojant tokiam žiedė. Žinoma, minusai, kad labai daug eismo jame, daug išvažiavimų. Sunku tiek man, tiek kitiems žmonėms pastebėti netvarkingai važiuojančią mašiną. Ir aišku, čia pat yra Giraitė, kur daug policijos. Bet tikiuosi, policijos nesutiksim.
žiedinį apsiversim ir 1.8 parodys, kad galima ir su tiek galios išvažiuoti žiedą ant šlapio. Važiuojam. Negaliu patikėti, kad šį sezoną esame taip saugomi kelių policijos, niekur neįmanoma ramiai išvažiuoti. Deja, gatvėje vis tiek važiuosime, nes trasos dar vis neturim, bet šį vakarą aš su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės, o dabar lekiam pažiūrėti, kaip sekasi Ignui. Su jumis buvo Roš Rogis.